BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai šiandien su mumis Slivacoinas, ką tai reiškia? Bus ugnies, bus dūmų ir nebus mergų. Tai realiai standartiškas garažo kontentas. Iš tikro, kodėl pasirinkau užbaigti šiuo metu su Sliva, nes tiksliau, kai žiūrėsit video, tai grinai nuo penktadienio jau prasidės pirmas mūsų renginys šiais metais, tai varysim į show-offą. Tai Šiauliuose vyks street ir semi-pro drifto varžybos. Pasirinkau nevažiuoti į varžybas, nes dar reikia užsibaigti su E30, tai geriau neskubėti, bet kad vis tiek būtų kontento, sugalvojau, jog reikia ištraukti Slivą. Tai šiandien reikia sudėti body kitą, reikia sudėti priekinį bumperį, slenksčius, sudėti ratus, vienu žodžiu, užbaigti absoliučiai su viskuo ir galiausiai užmauti 22 colių ratus. Tai renginys į savaitgalį video aprašyme, kas būsit Šiauliuose, kas esat iš Šiaulių, apsilankykit, kaip ir minėjau, būsim nuo penktadienį renginys nemokamas ir taip pat būsime šeštadienį bei sekmadienį. Nu ką, dabar kimbam į darbus. Pradėsim nuo body kito, tai dabar jau galima jį normaliai primontuoti. Tai apspjaušiau jau vakar galą, nes prieš tai čia buvo sedano sparnai, bet iš esmės nesunkiai pritaikius tinka ir ant universalo. Tai realiai pasimatuosiu skylės, bam, išsigrėžiam, prišaunam kniedes ir galim sparnus prisukti. Daugiau reikalų bus su slenkščiais. Nes šitas dar slengstis visai padorus, anoj pusėje supuvęs, tai bet sugalvojau, kad reikia truputį bent jau automobilį pagražinti, čia nebus kažkoks tobulas projektas, čia yra nesąmonė, tai kaip sakant, reikia taupyti ir biudžetą, bet ant viršaus uždėsiu plastikinius slenkščius, kad tas vaizdas būtų truputį geresnis, bet va ten bus reikalų. Bet jeigu jūs patys norit turėti mažiau rūpesčių, rekomenduoju Car One appsą, kuris yra visiškai nemokamas, tai spaudžiat linką video aprašyme ir parsisiunčiat. Tai realiai Car One appsas pasirūpins viskuo, išskyrus aišku patį vairavimą. Ten pridėsit savo automobilį, ar visus net turimus automobilius, nesvarbu ar turit 1, 5 ar 10, ir vienoje vietoje matysite, kiek galioja techas, draudimas. Jeigu pamatysit, kad draudimas pasibaigia, bam, ten pat susirandat geriausią dylą ir apsidraudžiat, pridedat vairuotojo pažymėjimą, irgi matot galiojimo laiką, tai iš tikro patogus dalykas, nes dabar nebereikės rūpintis kažkam smulkmenom. Ir taip pat tam pačiam appse galite apmokėti savo parkingą Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoj. Jeigu pas jūs ne Slivacoinas, o kažkoks elektromobilis, susirasite ir patogiausią pakrovimo stotelę. Tai kaip sakant, funkcijų daug, visų net neišvardinau, tiesiog pačekinkit patys. Ir svarbiausia, jog appsas pastoviai yra atnaujinamas ir įdiegiama naujų funkcijų. Tai tiesiog spaudžiat linką video aprašyme, parsisiunčiat arba skanuojat šį QR kodą ir viskas, appsas pas jūs, gero naudojimas. Iš tikro, kalbant apie Slivą, tai šis automobilis techo neturi jau daug metų. Tai gerai, kad per Car One appsą galiu išsikviesti ir pagalbą kelyje. Tai va tokį automobilį tiesiog transportuosiu tralu. Gerai, subodžiu, tai tiesiog pasižymim skylės ir gręžiam. 30, šiam, 9. Labai gerai. Galim truputį prikabinti, kad ne ant oro gręžt. Reikės va ten su priekiu truputį irgi pažaist, nes ilgai pralaikėm tą body kitą, o buvom primetę tik dėl vaizdo. Tai kiek mačiau, minimaliai vietom pasilankstė. Tie sparnai, tai viena skylė nelabai gražiai dabar žiūri. To norėtus, nu vis tiek, kiek įmanoma gražiau padaryti. Teks ir čia prisukt, kad nepabėgtų mum kitos skylės, kurios jau yra padarytos. Bet šiaip turėtų čia viskas išsilyginti ir priglust. O va, matot, galas dabar gražiai tinka universalui. Dabar galim nuimt, prasigręžt normalį kėbulą ir įsiknėdyt sriegį. Iš tikro matau, kad gali reikėti ir daugiau skylių, bet pabandysim su tiek. Šiaip kalbant apie dienos planus, tai dūmų ir ugnies tikrai bus, nes padarėm kaip ir 2 tunus, tai vat reikės patestuoti, ar galim saugiai šaudyti ugnimi
ir jeigu norim, galim saugiai važiuoti normaliai, šert, burnautint. Tai vat, burnautas tikrai nusimato. Jeigu laukiat ir pasilgot truputį tokio veiksmo, spaudžiam patinka. Bet žinokit, ar paspausit ar ne, tikrai burnautas bus. Bet geriau paspauskit. Ui, įtraukė. Gal viskas paeis. Opa, aliumas tai negerai. Vat norėjau sakyti, kad nereikia labai spausti. Manau, kad prašoko per sriegį. Ja, persistengiau. Nereikia tos jėgos. Ramiai ir švelniai. Bandom dar kartą. Va, nusireguliuojam, kad tiek daug ir nereiktų. Spausti. Opa, gal net ir viskas. Nu, va, tvarkinga. Ta reikia dabar išgręžti. Bandymas numeris 2. Op, viskas. Tai va taip dabar apibėgsim kėbulą ir galėsim užmest sparną. Dar tik prieš tai gal apšveisiu arką. Op. Taip, čia matau vis dėlto vietos truputį trūksta. Reikės kiaurai ir per antrą varyti. Ir taip pat su galu ir su priekiu iš tikrųjų reikės pažaisti su kampais bumperių, nes jie galimai per ilgi. Tai irgi kažkiek prisipjaus ir tada žiūrėsim, ar tvirtinsim dabar tiesiog paprastai, iš esmės originaliai, ar bandysim dar kažkaip padaryti white body, nes ratai vis tiek stovės plačiai ir tas bumperis atrodys sulindęs į vidų. Bet galbūt taupant laiką paliksim kol kas V1 versijai originaliai. Iš esmės ir dropą būtų galima daryti daugiau, nes dabar, kas praleidot pirmus epizodus, tai gale yra išleistas oras, nešiorinė pakaba ir iš esmės kaip ir tinkamas aukštis, o gale tiesiog išimtos pilnai spyruoklės ir amortikai yra pilnai susispaudę. Tai jeigu aš norėčiau daryti daugiau dropo, man reikia jau pjaustyti patį rėmą, nes tiesiog leidžiant daugiau nebetilps ratai. Galim parodyti iš tikrųjų priekyje. Nes va, kaip matot, iki pačio rėmo 2 pirštai, tada 22 colių ratai bus truputį didesnio diametro ir lieka gal koks pirštas, tai jeigu darysim daug dropo, reikia tiesiog va čia pjauti lauk patį rėmą. Tai kaip ir sakau, kol kas pasileidžiam automobilį, o po to jau galėsim kažkada vėliau priejus tobulint ir tobulint. Svarbiausia laimėti show-offą. Už ko čia kelt? To kėbulą nelabai yra. Ui, garsai nekokie. Gal keliam už priekio, galas irgi pasikels. Nu, pakilo. Gerai. Nusimsim ratą, pasitvarkysim arką. Tada galėsim dar pažiūrėti kaip su slenkščiais, pažiūrėti kaip su bumperiu. Vienu žodžiu, dirbam. Truputis saugumo, kad slyva neužmuštų. Nes jau visą trašką. O, labai gerai. Saugumas. Toliau. Čia aišku dar iki pilnos laimės norėtųsi užsivyrint šitas skardas, bet dabar paliksim taip. Vis tiekgi vasara, nieko tokio. Sausai čia važinėsim. Nesupus tas kėbulas, o šiaip ir taip yra supuvęs. Nors gal išlaikysiu slyvą tiek, kad užbrangs ir būsiu uždirbęs. Slivakoinas vis dėlto. Oi, per mažas skylės. Truputį padidinsim. Bliamba, kad aršiai. Ramiai. Ne, ramiai dar blogiau. Čia turi žinot, kur draskytis, o kur ne. Op. Nu va, paskutiniai tvirtinimai ir sparnas bus uždėtas. Galima būtų irgi dar pagerinti tą visą dėjimą. Ko aš šitą nenoriu eiti. Kaip ir sakiau, pasideformavo truputį stiklo pluoštas. Aišku, kas yra ir normalu, nes nesudėjom iškart normaliai. Ir palikom ant kiemo. Šilta, šalta, sniegas, saulė ir dabar turim reikalų. Čia gal norėtųsi vietom dar
padaryti tvirtinimų, nu, bet jau bus tiesiog per daug šitam projektui. Ir taip čia labai gerai. Lygu gražu, visur viskas sueina. Čia galbūt dar irgi norėtųsi prisekti vieną kokį varžtą, bet kol kas bus gerai. Tai dabar ką, toliau apsiradau, kad galėčiau bandyti uždėti slengstį, ir bandom dėti slengstį bei bamperį. Truputį nemalonaus darbo, reikia nusukti kažkokius plastikus, kurie trukdo, aišku, bus viskas užpuvę, nieko aš čia nepasuksiu. Žinai ką, galima bandyti paprasčiau, tokį įrankį užkiši, kad nėra kur užkišti. Ir tiesiog išlupi. O, va, iškart. 1, 2, 3 tvirtinimai. Dar vienas liko. O, viskas. Atsukau. Šitą plastiką galbūt irgi reikia nuimti, nes čia užsikiš slengstis. Ai. Su tais puviekais reikia užbaigti jau vieną dieną. Oho, čia laiko. Visai neblogai. Ai. Švarus garažas buvo, bet nebėra. Palinko mano atsuktuvas. Blemba, slengstis šitas tikrai geras. Galvau, čia ne plastiką nuimsiu, o slengsti pat. Bet žiūrėk, laiko. O, dar vienas arba 2 tvirtinimai ir viskas. O, nu va. Išlengvinam. Galėsim ir šert. Oi. Bardakėlis geras. Nu jo, slengstis ledinis, ką tu. Gerai, apsivalom ir matuojam naujas dalis. Tai kaip ir minėjau, turim kitą priekinį bamperį. Aišku, nėra pats gyviausias, bet čia kai nori per vieną savaitgalį viską padaryti, tai sukiesi iš padėties. Tai manau, kad rezultate viskas bus labai gerai, o ko iš čia netinka, turi tikt. Žodžiu, primontuosim, uždėsim, turbūt irgi reikės daryti, kad prisisuktų, nes jeigu su dropu norėsim važiuoti į tralą, tai turėsim bėdų. Tada turim ir slenkščius. Taip, man dabar reikia kairės pusės. Tai kairės pusės bus, kuris šitas. Jo, irgi tokie matę gyvenimo, bet tuo pačiu ačiū Mad Automotive, nes paprašiau, sakau, reikia nupūst automobilio spalvą, tai va, per naktį padarė ir dabar galim bandyti primontuoti. Esmė, kad vaizdas tikrai pasitaisys. Tik tiek, kad čia jie, nežinau, ant kiek originalus, ant kiek ne, truputį išlinkę. Tai reiktų klijuoti dvipusę, bet galimai užsižaisim su dvipusę. Tai gal tiesiog bandyti irgi, taip pat kaip body kitą, prisukt ir viskas. Bam, čia uždėsim. Na, visai neblogai. Gerai, taktika tokia, kad reikia truputį patobulinti slenkščius, nes čia, kur jie klijavosi, yra kažkoks lovelis, kuris man nepatinka, nes iš esmės trukdo uždėti gražiai. Ir jeigu mes suksim, mum jo nereikės. Tai bent jau kažkiek nulygint būtų gerai. Blemba, viskas ant ką tik nudažytos slyvos. Negerai. Einu į kiemą, greitai padarau ir metam ant kėbulo. Tai primetam minimaliai slengsti. Gula dabar geriau. Aišku, kaip matome, pats slengstis truputį išsipūtęs per vidurį. Tai reikia arba sukt, arba klijuoti, bet su to klijavimu bijau, kad pamesim po to slengščius kur nors. Tai turbūt porą vietų reikia prasigręžti ir prisisukt. O gal klijuoti? Blemba, gal žinot, klijuojam vis dėlto. Nors čia tų skilių vis tiek yra, bet taip nesinori prigręžti. Nes iš galo savisregis, iš priekio čia aišku neturim net į ką įsukt, bet gal kaip nors išeitų. Aišku, va, laikau čia normaliai, centras va toks. Tai vis dėlto sprendimas priimtas gręžt, nes jo, po to priklijavus nebus net kur kažkokio vieno kito tvirtinimo tvirtesnio padaryti, tai
reikia daryti normaliai. Ui, nubliam. Kaip šiandien lenda, ką? Baisu. Iš tikro spaudžia laikas, nes tikrai noriu dar padaryti visus darbus, viską parodyti. Tai negalim per ilgai čia mąstyti, reikia daryti. O, gražu. Pala, ne per didelė skylė? Ne, viskas gerai. Didžiausias dabar klausimas, ar užteks tokio ilgio. Nes nėra šiuo metu ilgesnių garaže ir nėra kaip nusipirkti. Tai esmė kokia, kad su šitais būrimais mes susitvarkysim, bet yra vienas didelis bet, su kuo nesusitvarkytume, jeigu prireiktų. Tai iš tikrųjų šis automobilis yra labai senas ir jis net neturi OBD2 jungties. Tai jeigu pas jūs yra naujesnis aparatas negu 2008 metai, kuris turi OBD2 jungtį, jūs su savim visada galite turėti OBD11 device'ą, su kuriuo išsiaiškinsit visas problemas su savo varikliu, pavarų dėže ir kitais blokais. Tai tiesiog spaudžiat linką video aprašyme, su kuriuo gausite dar nuolaidą -10% arba tiesiog naudojatės kodu NORBE. Tai vat, esmė, kad prisijungiat į OBD2 jungtį ir viskas, skanuojat savo automobilį. Tuoj darysim kapotą, parodysim visą grožį. Oi, net kapotas nesidaro. Kaip taip, come on, o, beveik. Va, čia dar vis senoji, apvalioji jungtis. Tai dabar jau retas automobilis, kuris turi tokį pasijungimą. Visi vis tiek norim inovacijų. Tai tikrai patogus ir geras daiktas. Plus, jeigu pas jūs BMW, mini grupės automobilis, VA grupės automobilis ar net greitų metų Lexus bei Toyota, jūs galėsite naudotis One-Click aplikacijom. Ką tai reiškia? Tarkim, norite pasikeisti tam tikrus settingus savo komplektacijai, bam, padarot. Jeigu norit atsirakinti tam tikrus užrakintus dalykus, irgi viską galėsite pasidaryti su OBD11. Aišku, tam reikia kreditų, bet kreditam taip pat turime nuolaidą. Tai tas pats linkas, tas pats kodas NORBE -10%. O šitą senieną paliekam taip. Reikia greičiau užsibaigti ir tęsti darbus su F30, su E9, kur viską galim pasijungti patys, nereikia kažkur važiuoti, kažko prašyti, kad apžiūrėtų, jeigu išmetė engine checką, tai daug greičiau, daug patogiau, nes viską pasidarot patys tiesiog per OBD11 appsą. Viskas, tęsiam darbus su slyva. O, labai gerai. Tai vis dėlto ir klijavom, ir prisukom. Ir va dabar viskas labai gerai. Čia, aišku, matot, teko truputį padaryti pritaikymo, tai va slyvos gabalai tik mėtos, bet slengstis uždėtas. Gerai, ką dabar galima dėti galinį ratą ir bandyti pritaikyti galinį buferį. Bandom dėti 22 colių ratus. Come on. Gerai. Užsidėjo. Iš esmės blemba. Viskas gal bus gerai su tuo bumperiu. Būtų smagu, kad nereiktų čia žaistis. Op. Gerai. Ui. Vis dėlto dropas geras. Aha. Bumperis jau ant įtempimo. Arka irgi ant klaustuko. Kaip čia daryti su bumperiu, tai tikrai nieko gero. Ai. Palatus ratai. Truputį reiktų nurėžti arba palikti, kad natūraliai tai vyktų. Bet mes vis tiek neužtvirtinsim to buferio, nes net nesiekia tvirtinimai. Tai reikės truputį pasižaisti, bet galvoju panaudot iš esmės tokį patį tvirtinimą, tik tas skylės perkelt į išorę, kad plius minus tas bumperis prisisuktų va čia. Tada išoriai viskas sueis visai neblogai, o čia dar truputį nulyginsim tiesiog su bulgarke, kad atsirastų kiek įmanoma daugiau vietos.
truputį patobulinsim ir body kitą. Nu va, kažkas tokio. Nelabai patinka tarpas, bet ar mes galim kažką pakeisti? Iš tikro galim. Reikia va šitą numažinti ir kažkiek arčiau prieis. Ant pirštą uždrybo ir dega, eik tu savo, nudegina pirštą. Ai, o čia ir daryk nesąmonės. Eik tu savo. Kaip dabar? Nu va, tarpas truputį mažesnis. Ne idealiai, bet nieko labai ir nepakeisim. Su tom gumom pavojinga. Taip, ką mums reikia padaryti? Pakeis dabar tvirtinimus. Jo. Bandysim tiesiog prisukti į vietą bamperį, nu ir ką, vėl testuoti su ratlankiu. Tikėkimės tiks, tikėkimės tilps. Šitą vietą reikia tvirtai padaryti, nes po to nuo burnautų išsitaškys galas, tai privyrinsim tvirtinimą, į kurį prisuksim bamperį. Tai iš esmės, kaip ir sakiau, perkelsim tas skylės truputį į išorę. Va, bus vienas kitai pusiai, vienas šiai. Tuoj sugalvosiu, kaip čia padaryti. Va, galima taip apvirinti ir čia išgręšim kitas naujas skylės. Nu va, pažiūrėkit, koks gražus tvirtinimas. Dabar jį reikia tiesiog prisukti prie bamperio, realiai net nesvarbu kaip, ir tada atsimatavus, kaip noriu, kad stovėtų tas bamperis, galėsiu tą tvirtinimą tiesiog privirinti prie kėbulo. Nu ką, virinam. Bamperis tobulai. Reikia bent jau vieną tašką pasidėti ir ramu. Oi, nieko gero. Nėra masės. O, ne, vėl nebėra. Puvėkas, tu puvėkas. Metalo net nejaučia. Ai, šitą nukirpt. O, nu kas čia daros? O, laiko. Blemba, truputį aukščiau norėtųsi. Nu, bet gal dar pasidarys. Jeigu ką, pareguliuoti dar bus galima iš pačių tvirtinimų, tai svarbu dabar prisivirint metalą. O, koją palaikysiu ir bandysim prisegti. Truputį dega. Normaliai. Labai gerai. Oi, slivakoinas užrūko, bet gerai. Galiu dabar atsileisti bamperį, prisivirinti normaliai ir galėsim testuoti. Laikys. Galim viską surinkti. Tai va, tarpas sueina, viskas lygiai su arka, galim dėti ratą ir chebra, tikrai atvarykit savaitgalį arba užeikit į norbifilms.com, nes pažiūrėkit, kaip dėl jūsų aukojos. Išsipūtė pirštas. Blemba gavo karščio. Nu nieko, reikia greičiau pabaigti darbus ir duosim karščio su MP7. Tada tikėkimės pirštų neįkišim į kokią turbą arba prie dūskės. Pasižiūrėt, kaip ten šaudo tą liepsną. Opa! Dar laukia priekis ir dar laukia kita pusė. Oi. Viskas gerai. Ožys out. Galim testuoti. Nu, žiūrim, ar pasiteisino modai ar ne. Kaip gražu. Labai gerai. Labai. Nu, nice. Žinok, visur praeina. Per porą milimetrų, bet praeina. Nice. Labai šiaip gerai atrodo. Nežinau kaip per kamerą. Turbūt pamatysit visą vaizdą, kai išvarysim į lauką. Bet dabar, wow, galas 10 iš 10. Net nesitikėjau, kad taip gerai bus. Ir bamperis sueina. Labai gerai. Ką, einam prie priekio. Tai reikia uždėti priekinį bamperį, tada galėsim žaisti su kitais dalykais. Tai jo, kaip ir sakiau, padarysim, kad jį galėčiau lengvai atsukti ir nuimti. Tai ką, tiesiog gręžiam ir
darom. Nors dar prieš tai reikia susirinkti tą priekinį bumperį. Groteles prieš rūkus, moldingus, tai prie to pačio dar padažysim. Grotelės tokios irgi su defektais, bet nupūsim tvarkingai juodų matų. Šitos irgi gal padažysim, nes kolega dažė, bet blizga. Tai nupūsim juodų irgi matų, kad būtų maždaug stokinė išvaizda. Kimbam į darbus. Tai iš esmės padidinsim jau esamas skylės, padarysim sriegį ir galėsim taip prisisukti savo bumperį. Ui. O. Ledas. Gal reiktų prisukti ir balkį, kad jis taip baisiai nejudėtų. Iš ko iš čia juda klausimas. Pažiūrėsim, ar tokį supūvusi varžtą dar įmanoma pasukti. Įkišti negaliu, kažką daros dabar. Žiūrėk, sukasi. Bet tai pala. Kiaurai per balkį eina. Bet svarbiausia, prisiveržia. Man bus gerai. Ir tada kitoj pusėje irgi galim padaryti korekciją. O, gerai. Čia dar kelis tokius šudukus, matau, galiu nupjauti. Ir galim bandyti dėti bumperį. Berner Toolsai tikrai gelbsti šį kartą. Visas epizodas tik su jais jėgų nebėra, bet gal tiek ir reikia čia. Panašu, kad jo, bus gerai. Dar reikės gal susilituoti vieną bumperio tvirtinimą, nes ant anos pusės matau, kad nėra. O galimai jį tikrai reikės panaudoti. Nu, come on, ko taip sunkiai? Gal tiek, nežinau, kažkaip norėtųsi dar truputį. Nu, bus gerai. Gal iškart ir surinkim mes tą bumperį, kad nesižaist. Jeigu jau dėsim, tai dedam visam. Taip, reikia halogenų, irgi tokių į pabaigą, grotų, moldingų. Taip, kur iš pusės kažkas tokio. Nu iš čia palūžęs turbūt. Nu, svarbu vienu varžtu prisukti ir gerai. Oi, kokie gražus halogenai. Ne, čia net nėra tvirtinimų. Kažką galvosim, nes be jų taip tuštok. Nu va, turiu idėją. Čia pragrėžiam, zipą užmetam, viskas. Renkam tą buferį, tai reikia dar va susikliuoti detalės. Pamatuoji, pripirštą, idealiai. Užvarai klijų, nu ir tikiesi, kad laikys. Svarbu dabar kažkiek bent jau prifiksuoti, tada jau išdirbsim. Angrotas irgi reikės paklijuoti. Ui, gardžiai. Džiavinu dabar. Laiko, gerai. Galim truputį grotas prisekti. RVB slyva toj bus. Kreipkitės, atvažiuoju į vietą, atskrendu, išpjaunu arkas, išdraskau mašiną, susimokat 2 štukų. Geriau nei originalas bus. Ką, grįžtam prie savo fiksatoriaus. Dar tas bumperis išsilenkęs neaiškiai. Tvirtinimas nuo paprasto, bumperis empakinis, bet gal kažkas gausi. Svarbu prie sparnų pritvirtinti. Va čia didžiausia užduotis. Kaip originalą tuo prišausim. Nu gal laikys ką? Šiaip sakyčiau, kad nelaikys, bet turi laikyti. Žinai, ką mes galėjom padaryti? Blemba. Dar galėtume, kiaurai už moldingo padaryti kažkokį tvirtinimą, tada tikrai laikys. Kad ir zipą permest, jeigu moldingui netrukdytų. Ir viskas. Nu ką, dedam empaką ant slyvos. Ir tada, aišku, bandom suvesti kampus. Aha, jau dabar su tais tvirtinimais nelabai tinka. Ir reikia praplėsti. Ui. Nes nori nulaužti anksčiau laiko. Kas yra? O, gerai, čia irgi gerai. Nenoriu įstatyti į šonus, nes mums gali reikėti tos šonus išlaužti į lauką. Aišku, čia matau, jeigu laušim, tai bumperis sulūž. Aha, kažkas tokio. Galim prisisukti bent jau, kad būtų prisukta. Ir tada bandysim suvesti kampus. Nu, koks vaizdas? Valiamba, su empaku visai kitas reikalas. O, dabar dar geriau. Nice, M5 vagonas, aš taip galiu pasakyti. Gerai, dedam sparną. Tai uždėtas sparnas, viskas kaip ir gerai, sklandžiai. Tada jeigu pats bumperis taip ir stovėtų,
čia jis yra neįmautas į originalų tvirtinimą, o tik pridėtas, tai būtų labai irgi gerai. Tai tik bijau, kad uždėjus ratą vis dėlto trukdys iš vis šitą vietą tiek sparno, tiek bamperio. Tai dabar imam ratą nuo galo ir matuojam į priekį. Iš tikrųjų jau matau, kad turėsim bėdų. Taip noriu ratus tiesiai pastatyti. Nu, plius minus vis tiek išsisukęs, bet važiuosim su tokiu dropu. Žiūrim situaciją. Jo, liečia. Ai, net atšoko kapotas. Čia jau suslenkšiu. Išėjom. Aha, situacija nekokia. Iš esmės, bamperis kaip ir beveik praeina, nors kai išsuksi ratą tikrai lies, o čia labai liečia. Tai reikia, bandyti nuimti tą kantelį, kad ir nelabai gražiai atrodys, bet kaip nors. Gerai, aš šią mašiną nuleidau, o kad gale rato nėra, jau nereikia uždėta, ne? Va toks dropas jau būtų tema. Bet kaip matote, tada reikia be ratų važiuoti. Blemba, jau truputį galva nedirba, bet reikia kažkaip užbaigti su tą slyvą. Ai, gerai čia prisidirbam. Nu, kelk. Galvoju, reiktų turbūt nusimti bamperį, nes sugadinsiu kampus ir vis tiek pačio bamperio kampus irgi reikia nupjauti. Tai bus patogiau padaryti taip. Opa. Dar dabar šovė tokia mintis. Gal mes galim kažkaip paplatinti tą visą sparną, atsukti jį nuo kėbulo. Jau truputį išplėstume, aišku, labai čia daug reikia. Neužteks truputį. Ką, dirbam, kažką mastom ir susigrįšim, kai jau būsim viską pritaikę. Truputį padirbėjom, tai nušlifuotas kantelis, bamperis suleistas, viskas sueina idealiai, tik bijau, kad tiek gali neužtekti, kad tilptų 22 colių ratas. Tiesiog vėl bandom, vėl žiūrim. Kiek dabar matau truputį geriau, aišku, dar reikia nuleisti visą slyvą ant žemės ir pamatysime realybę. Svarbu nepamiršti, kad neturim galinio rato. Op, nu ir ką turim visai neblogai. Turbūt, aišku, reikia dar nuimti pačio sparno. Su bumperiu gal kažkaip išgyvensim. Reikia turbūt tiesiog jau finale, kai sudėsim ant visų kampų po ratą, tada pasukinėt vairą ir žiūrėt, ar užtenka tos vietos ar ne. Bet dar turbūt truputį pašlifuosiu. O, blemba, puslė jau gerokai padidėjo. Ją irgi reikės nušlifuoti. Tai turbūt esmė yra aiški, plius minus matot vaizdą, tai reikia pabaigti su kanteliu, tada lygiai tą patį padaryti kitai pusiai, tai sudėti body, pritaikyti bamperio kampus, uždėti slengstį ir tada galėsim važiuoti į kiemą, testuoti tuno ir uždėti visus ratus jau galutinai. Tai kol kas kalam energijos, kad darbai judėtų ir toliau. Atsigaivinam. Iškart geriau. Ir manau, tiesiog 1, 2, 3 ir jau pamatysit pabaigtą slyvą. 1, 2, 3. Vis dėlto 1, 2, 3 taip nebūna, užtrukom dar tikrai nemažai, bet padarėm tai, ką norėjom. Tai dabar trumpai apie išvaizdą. Bamperis slenkščiai tikrai duoda šviežumo,
Kėbulas atrodo visai neblogai, bodis sudėtas, ratų kol kas nedėjom, nes tuoj darysim testus programų. Ir ką, tą progą pasidžiaugiam, kalam dar energijos, nes šiandien jos tikrai reikia. Aplaistom mūsų užbaigtą projektą. Cheers. Pagaliau, va tai va. Tiesiog per vieną savaitgalį ėmėm ir padarėm. Aišku, galėjau taip nedaryti, bet nieko. Dar iki savaitgalio nusiplausim, susivesim kitas smulkmenas, dar ką noriu pasidaryti. O dabar, ką, kalbam apie tunus. Tai norėjau pasidaryti 2 programas, kad su viena galėčiau tiesiog normaliai full power važiuoti, šert ir taip toliau, o su kita, aišku, duot šou ugnies. Tai dar vis darom iki galo, kaip norėtųsi, bet jau dabar veikia viskas taip. Viena opcija yra tiesiog ant laisvo, stovi vietoj, motoras supranta, kad norėsi duoti ugnies ir tada antras variantas, tai kai tu važiuoji, įspaudi sankabą prieš pajudant, viskas, motoras supranta, kad tu nori važiuoti ir perjungia į kitą tuną. Tai greičiausiai ateity, greitų metu padarysim viską ant mygtuko, kad grinai paspaudi ir yra taip arba anaip ir viskas, bus tada saugu ir taip, kaip aš noriu. O dabar, viską parodysim praktikoje. Tikiuosi, girdėsit vien iš garso. Tai dabar užkurkim. Gerai, motoras dirba. Tegu truputį pašyla. Net gal dabar iš tikrųjų jausis, paspaudžiu sankabą. Ne, nieko. O, girdėjot? Sankaba. Va, turbo jau pučia nuo žemų. Atleidžiu sankabą. Viskas. Turbos nebėra, nes programa supranta, kad norėsiu šaudyti ir tiesiog viskas yra nukelta iki ribotuvo. Sankaba. Viskas. Turbo veikia kaip ir turėtų veikti. Tai va, visai smagu. Tai su tuo pabandysim, aišku, padaryti burnoutą. Turėtų viskas paeiti. Tai duodam truputį motorui dar pašilt ir bandom sukti ratus, nes ant galo užmetėm putračius, dropas dabar nesveikas. Tai vat kas būtų su normaliais ratais, automobilis tikrai stovėtų žemai, nes čia turim 17 su tokia padaria padanga, man atrodo 225 Kem5. Tai jeigu užmautume 18, žema padanga, visiškas stensas, su 2 colių ratais gal bus iš tikro panašiai, arba truputį aukščiau, nes tiesiog ratas pats didesnis, padanga ten dviratinė labai žema, bet tiesiog iš pačio rato. Gaunam to aukščio, bet mūsų visas vaizdas bus, kad tie ratai sulenda į arkas. Kas čia dabar? Kažkas išlakstė. Man atrodo, kad padanga. Gali būti žieminės, bumperiai dar vietoj, bodis vietoj, nes nori per pirmą burnoutą visko susprogdinti. Ui. Kas per padangos? Daužos gabalais. Pas mane užburtas dalykas su burnautais. Baisu. Atsilūpus, turbūt kažkur padangą. Uždėjau damušt. Tai panašu, kad nedamušim. Reikia dėti kitus ratus. Ir daryti normaliai tą burnautą. Ai. O jau norėjom namo varyti. Ne. Bandymas numeris 2. Tikiuosi, čia nebuvo mūsų feilas, nes galbūt ta mašina šokinėja ne dėl padangų, o dėl to, kad priekyje nėra spiruoklio, o gale išleistas oras. Tuoj sužinosim. Velė. Manau, kad reikia kartot, kodėl aš lipu lauk. Let's go.
nesinori užkaitinti motoro be reikalo. Gerai, gerai. Viskas gerai. Dabar galim pašaudyti ugnies. Aišku, čia irgi reikės užkaitinti, kad būtų didesnė liepsna, bet kažkas gausis. Prasme, wow, dabar tiūnas dar piktesnis ir galima padaryti dar labiau. Wow. Tai palaukit, dar net neuždėjom ratų. Lieka paskutinis etapas ratai, o daugiau viskas 10 iš 10. Net svajis truputį išsigando. Nu, žinok, mane irgi kartais gąsdina šitą slyvą. Ką, gangsteris atvažiavo. Kaip vaizdas. Bomba. Vaizdas bomba. 2 colių ratai, bam, uždėti, viskas sudėta. Slyva važiuoja. Gerai, kad tamsoje dabar visko nematot. Tai bus proga atvaryti savaitgalį į Šiaulius. Ir pažiūrėti šitą triperį gyvai. Ai, gražu. Ir kiek nedaug reikia. Ratai, dropas, minimalus toks body ir viskas. Šiaip galim užvelti net 2 ratus, ką pabaigai. Trumpą tokį šaut ir viskas. Ui. Užvėliam, bet gal nereikia. Vienu žodžiu, su žemom padangom šokinėja šitas automobilis, tai noriu neištaškyti bodžio iki savaitgalio, tai pakentėkim. O po to laukia kontentas. Va dabar galim tikrai pašventinti. Projekto V1 versija užbaigta. Cheers ir iki kito karto. Žinai ką, čia asfaltas kažkoks suvarytas. Dėl to neišeina burnautas. Varau ten ir užkursiu. O kameras viskas, jungiam lauk.